Atviroje betoninėje aikštelėje jau po pirmosios žiemos pradėjo irti paviršinis sluoksnis. Ties deformacinėmis siūlėmis betonas atskilo ir ištrupėjo. Matome defektą, nustatysime priežastį. Apibendrinant, aikštelėje buvo nustatyti 3 rūšių defektai. Betono paviršiuje matome defektą vadinamą scaling. Tai paviršinio sluoksnio irimas ir atskilinėjimas. Ties deformacinėmis siūlėmis matome gilesnius betono atskilimus ir ištrupėjimus. Toks defektas vadinamas spalling. Stuksenimas parodė, kad kai kur paviršinis sluoksnis jau atsisluoksniavęs, nors dar išlikęs savo vietoje. Toks defektas vadinamas delaminacija. Pirmiausia, kilo įtarimas, kad buvo panaudotas netinkamas šioms sąlygoms betonas. Tačiau dokumentai parodė, kad parinktas betonas buvo atsparus šalčio ir ledo tirpinimo medžiagų poveikiui. Kodėl tuomet jis suiro? Tyrimo metu paaiškėjo esminė aplinkybė. Aikštelė buvo įrengta rudenį, o ledo tirpinimo medžiagos pradėtos naudoti jau pirmąją žiemą. Dažnai susidūrėme su klaidinga nuomonė, kad betonas po 28 parų kietėjimo įgyja visas projektinės savybės. Tai yra netiesa. Po 28 parų kietėjimo betonas įgyja projektinį stiprį gniuždymui. Tačiau kitų nei mechaninių, nei atsparumo aplinkos poveikiams savybių jis dar neįgyja. Autoritetingose techniniuose šaltiniuose pateikiamos nevienodos rekomendacijos. Rekomenduojama sniego ir ledo tirpiklių po betono dangos įrengimo nenaudoti bent 3 mėnesius, o geriausia nenaudoti pirmąją žiemą po įrengimo. Jaunas betonas dar būna drėgnas, o jo paviršinio sluoksnio struktūra ir atsparumas toliau formuojasi. Ledo tirpinimo medžiaga ištirpdo ledą ir sudaro tirpalą, kuris įsigeria į betono paviršių. Dėl to betonas ilgiau išlieka stipriai įmirkęs. Tokiam betonui šąlant, porose susidarantis slėgiai lengviau pažeidžia paviršinį sluoksnį. Pasikartojantis poveikis sukelia mikroplyšius, paviršinis sluoksnis atsisluoksniuoja, o vėliau pradeda atskilinėti. Ties siūlėmis tirpalas galėjo ilgiau susilaikyti ir labiau įmirkyti betono briaunas. Susilpnėjusi betoną papildomai veikia siūlių judėjimas ir transporto apkrovos. Todėl čia susidarė gilesnis atskilimas ir ištrupėjimas spalling. Labiausiai tikėtina defekto atsiradimo priežastis per anksti pradėta naudoti ledo tirpinimo medžiaga. Betonas buvo parinktas tinkamas, tačiau per jaunas jo paviršius nebuvo pakankamai atsparus tokiam intensyviam poveikiui.